Na, stiprus pasirodymas. Ir dabar pranešime šiek tiek tokį nesklandumą, kad mūsų svečiai iš Lenkijos kol kas ruošiasi pradėti vakaronę, tai jie nepasirodys talentų vakare. Tačiau mes turime kitus svečius iš Baltarusijos. Так я теперь на сцену зову наших гостей из Белоруссии. А пока они собираются... Na, manau, tai buvo energingiausias pasirodymas, lig šiol matytas mano. Algi, ar tu žinai, kas daro štai tokius gražius dalykus? Žinau, pažįstu tą žmogelį. Kas tai per žmogelis?
Ogi mūsų žalvario meistras Stasiukas? Gal galima pakalbinti Stasiuką? O kol kalbinsim Stasiuką, tai ruošiasi... O ruošiasi labai įdomiu sąstatu, gana neseniai susikūręs kolektyvas, tokiu kodiniu pavadinimu Jogintas ir Karolis su žmonom. Matau, ateina Stasiukas išnyra ir paslaptingai iš tamsos. Čia be plaktuko, tai kažką porą žodžių. Neskaičiavau, kiek buvo žmonių, bet ten pradžioj buvo kaip bičių spiečius, bet ten, kurie netilpo, tai nubirėjo, tai pasidarė man lengviau. Tai, bet kurie pabuvojo, tai tiem jau nereikėjo ten nieko pirkti, visi išėjo turtingi, laimingi ir žieduoti, ir kurie dar nepabuvojo, tai rytoj prašom, dar paskutinę dieną spėsit išvažiuoti namo su Ločerų suvenyru. Na, jeigu juostas matuojame metrais, tai gal žalvarį kilogramais. Kiek kilogramų šiandieną buvo iškalta? Tai kiek iškalta, tai nežinau, bet ten šitų atliekų tai didelis kalnas, kaip skruzdėlynas. Na, apytiksliai, 15 tonų, 20 tonų. Ten megatonom turbūt reikėtų. Neblogai. Visi būtinai ateikite, matykit Stasiuką, nusikalkit žiedelį. Čia mes tik prisikime. Na, kurgi tas mistinis kolektyvas renkasi? Čia mes savo planą. Žinai, kai vienas greičiau atbėgia, kai aš manau. Pirmiausiai reikia nusiimti kepures ir pagerbti mūsų žmonas. Ir kaip čia greit pasistengsiu papasakoti istoriją. Jaunasis bernelis žanytis norėjo apsižanys, pačios nemylėjo apsižanys, pačios nemylėjo. Nuvedė induobį, metė induobį, kad mano mielai čia galas paraitų, kad mano mielai čia galas paraitų. Nuvėjo ant ryto mielas pažiūrėti jau, mano miela, kelas pastačias jau, mano miela, kelas pastačias. Tai dar galiu eiti in kitą šalelę, galiu davoti savo kitą panelę, galim davoti savo kitą panelę. Toks gyvenimas, mes nieko nestepsim. Dabar mitai. Mes norėtume patikrinti vieną mitą. Tai pirmiausiai yra tokia daina, kuri skamba kaip mitas, mitinė daina. Tai mes pirmą norim tą mitą išgirsti. Tai prašom. Klausom. Klausimą meilę. Nesižanyk, braliukai, nesižanyk, braliukai, nesižanyk, braliukai, jaunasai, nesižanyk, braliukai, jaunasai. Nedraugelį paimsi, nedraugelį paimsi, nedraugelį braliukai paimsi, nedraugelį braliukai paimsi. Tu paimsi pelalį, tu paimsi pelalį, pelavos tau braliukai galvėlį, pelavos tau braliukai galvėlį. Neparvieno dienelį, neparvieno dienelį, bet parvėso braliukai amželį, bet parvėso braliukai amželį. Įdomus čia mitas. Tai
Va, mitas toks, kad apsiženysi, paimsi ne draugelį. O kas ten? Pielada, tai čia yra arba pjūklas, arba peilis, arba dar kažkoks pielavos kažkaip galvelė. Tai čia toks mitas. Tai gerai, tai mes norėtume šitą mitą patikrinti. Mythbusters. Mes tada būnam Jaunikiai. jaunikiai, nežinoti. Links, miliūtė atsargiai. Palauk, gal yra norinčių, gal... Ne, jau nebe. Plaukai kažkokie pažaliavę, sakytus šampūną kokie. Čia Mauglio palikuonis. Kad tik Marijos nepaimtų. Atimam atsitiktinės gal. Kam čia ilgai ieškot? Visiškai nepažįstamas. Tiek to, kas jau parduoda. Tai gerai, tai mes norėsime mitą, žodžiu, jums daug nereikia žinoti, žodžiu, mums reikia vesti. Tai išbandymus dar pirmą. Taip, reikia. Į rankas ir pabučiuoti. Mano, ką aš padariau, jauni mano, ką aš padariau, jaunas būdamas apsižadėjau, jaunas apsižadėjau. Tvirtino mitas. Sugriovė. Nes Saldus vis tik
vedybinis gyvenimas yra saldus. Gyvenimas yra saldus, bet jūs nepavydėkit. Mes pasidalinsim su jumis tuo saldumu. Nepalikit į pelalų. Mergaitės, išdalinkit čia šitas gėrybės. Публика! Бігняк Нугла! Meskit! Dar! Duonos ir žaidimo! Kviečiame ženkliukų mergaitę išdalinti visą šitą užgyventą krepšį. Dar! Aš pagavau, bet iškart pradėjau. Na, kol valgome saldainius ir kriaušę, kviesime kitą pasirodymą. Aktorius, kaip sakant. O tai bus? O tai bus Mindrė ir Emilija. Mindrė ir Emilija. Mindrė. Mindrė! Kur tie saldainiai? Sergantėnam dar duodu. Sergantėnės gavos papiruką. O papiruką dar gavau vieną. Kiekvieną vakarą tupys. Brokuotas. Saldainis atiduosim už pasirodymą. Pasiimkit savo padėkime. Nereikia tų
Kaip suprato, šią dainą paskiriam organizatoriumi, tarp jų yra Dalia Urbanavičienė, bet sakėm, kad jeigu sakysim padažym lūpytės dėl jos, tai gali nesuprasti. Tai ačiū labai organizatoriam! Nenorit saldainių? Vau, išgirdau žodžiant Algį. Kol nuširdis nukrito, galvojau vėl kažkas sulūžo ar sugeda. Taip, kas šiandien pas mus programoje? Šiandieną pas mus programoje Ir... O, šitas tai geras. Čia jau pagal pavadinimą, aš net neištarsiu, čia labai gerai. Čia bus dar geriau. O aš tai ištarsiu mano šitą pavadinimą. Ir šitas pavadinimas skamba būtent taip. Virbalai. Beveik B-Tik konkurentai. Arba augalai. Dar gali būti toks irgi grupė, žinai, buvo seniau. Pirtis uždaryta, prašom neiti. Viskas. Pirtis galbūt bus rytoj, jeigu susirink žmonių. 7 litai. 1 su 3. Ha! Per pirtininką rankos. Tu sesės. Yra perekslė. Šitas žygis simbolizuoja kažką tai. Jis simbolizuoja. Kiek davė. Man nuostabu, tai tikrai nepakartojama, žinok.